Paskutinį dešimtmetį šalyje atliekamų tyrimų duomenys rodo, kad jaunimas vis labiau linkęs rizikuoti ir kurti savo verslą. O kad procesas būtų netoks rizikingas, jaunimas nevengia pasinaudoti šalies aukštosiose mokyklose siūlomais verslo žaidimais bei simuliacijomis. Tokios išvados ir prognozės skambėjo Kauno technologijos universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje Inovacijų ir verslumo ekosistemų vystymas. Jeigu universitetai nesukurs tos erdvės, kur jaunimas, studentai gali išreikšti savo mintis, treniruotis, kurti įmonės, jų neatsiras nei inkubatoriuose, nei parkuose, nei kitose ekosistemos grandyse. Valstybės kuriamos programos jaunimo verslumo skatinimui Švietimo ir mokslo ministerijos teigimu pasiteisina, o jaunieji verslininkai savo idėjomis dažnai pranoksta ir stambiausius verslo banginius. Mes esame pagavę, man atrodo, kablį, jeigu galėčiau taip sakyti, studentiškai auditorijai, nes tai, kur daug sykių buvo ieškota per įstatyminius ar vyriausybės nutarimus, kad turėtų būti atrasti mechanizmai, kurie skatintų, kad verslas ir mokslas bendradarbiautų. Tai čia pokyčių yra, bet kas labai svarbu, kad ne vienas universitetas jau yra patys savo viduje priėmė sprendimus atsisukti veidų į studentus. Valstybė iš tikrųjų neturėtų vien tik tai skatinti finansiškai, grantų sistemą, kažkokią paramos sistemą. Manau, kad valstybės pagrindinis vaidmuo tai turi būti sudarytos sąlygos kurtis verslams. Ir šiandien dienai ypatingai jaunimui, studentam, tyrėjam, kuriem yra sunku įsteigti įmonę su 10 000 litų kapitalu, šiandien dienai jau yra galima įkurti mažąją bendriją, kuri yra labai paprastai lengvai įkuriama, jinai funkcionuoja lygiai taip pačiai kaip bet kuris juridinis asmuo. Kauno technologijos universitete vykusioje konferencijoje taip pat pristatyta pirmųjų verslumo dvasios skiepijimo žingsnių aukštojo mokslo institucijose patirtis, grįsta KTU inovacijų ir verslo centro praktika.